Pavasaris švarinimosi laikotarpis. Daugam norisi ne tik savo kiemą ar sodą susitvarkyti, bet panašiai pasielgti ir su savo organizmu. Ir tai labai geras noras. Juolab, kad dabar yra tikrai daug galimybių tai atlikti švelniai, tausojant organizmą be jokių invazinių procedūrų. Pažiūrėkime, kaip organizmą valo žinomi žmonės. Gyvenimo tempo, darbų ir aišku savo norų genami įsisukame į tokį ratą, kad ir norėdami sustoti negalime. Dažniausiai mūsų stabdo ligos, tačiau yra grėsmių, kurių nepajusime staiga tam tikrą minutę ar valandą. Jos kaupiasi pamažu, nuosekliai ir kantriai. Taršalai. Mūsų siužeto herojus žinomas atlikėjas Radžis Aleksandrovičius apie sveikatą kalba kaip jaunas žmogus. Bet jo nuomonė organizmo valymas detoks aparatu, kurį nekartą pats atliko, reikalingas įvairaus amžiaus žmonėms. Sveikata, mano nuomonė, yra kaip tu save, koks tu žmogus esi, optimistas ar pesimistas. Jeigu esi optimistas, tai sveikata irgi prisideda prie to. Ta prasme, aš apie sveikatą galvoju taip, kad kaip tu jautiesi, taip tau sveikata ir pasiduoda. Susimokėti už įtampas, stresą ar neteisingą mitybą tenka ir paprastiems mirtingiesiems, ir štai tokiems populiariems gerbėjų mylimiems, jauniems ir energingiems. Keliaudamas į koncertus ir grįždamas iš jų, tai iš tikrųjų jaučiu nuovargį ir kartais galiu apsimesti, kad aš esu, tarkim, nepavargęs, bet iš tikrųjų esu pavargęs, o tas nuovargis visas nueina į šitą vandenį ir esamą indą. Tai ir nebūtinai reikėtų pas gydytojus, kad tave ten apžiūrinėtų. Organizmą galima valyti ir tokiu būdu, turint tokį aparatą ir tikrai nesigėdyti. Tai yra, tave valo automatiškai, yra originali, reiškia, kasetė, kuri įsideda į vandenį ir jį viską pati atlieka už tave. Tau tikrai nieko pačiam nereikia daryti. Valydamas organizmą Radžis galvoja ir apie savo artimuosius, kuriems linki sveikatos. Pagalvojau, kodėlgi nepadarius tokios staigmenos ir dėl sveikatos mano seneliui, kuris gyvena Ukrainoje. Ir aš tikrai pagalvojęs, jeigu jau aš savo įsigijau, tai aš tikrai dabar važiuosiu kovo mėnesį pas senelį, tai tikrai jam nuvešiu, jo kaip taip gimtadienis bus. Tai nuvešiu jam dovanų šitą detoksą, kuriuo jis tikrai bus patenkintas, nes jo sveikata tikrai nėra labai gera, tai jam kaip tik bus labai malonu gauti tokią sveikatos linkinčiam anūkui, sveikantingumo, va tokią procedūrą, kurią jis galės daryti. Organizmo valymas šiuo detoks aparatu atliekamas labai paprastai. Reikia tik skirti pusvalandį laiko, maloniai pamerkti kojas į indą su vandeniu, o visą kitą darbą atlieka aparatas. Šis japonų mokslininkų išradimas padeda stiprinti imuninę sistemą, kūnas išvalomas nuo toksinų, sunkiųjų metalų, aplinkos taršalų. Detoksikacijos metu valoma oda, o po procedūros pagerėja miegas, padidėja energija ir darbingumas. Kad visa tai vyksta, įrodo gerokai pasikeitęs vanduo. Procedūros detoks aparatų pradžioje jis skaidrus, o pabaigoje štai toks. Daugiau informacijos galite sužinoti užsukę į internetinę svetainę www.detoksas.lt.